Anksčiau buvo geriau. Tikriausiai girdėjot kada nors taip kažką sakant. Atvažiavo pas mane toksai unikalus dviratukas. Unikalumo čia jokio nėra, tik tais tiek, kad jisai mažai važiuotas. Minerva, tai buvo Baltic vairo pigesnė serija, Panther, normalūs dviračiai ir Minerva. Tai tie, kurie, taip sakant, reikėjo kažkur tai gamybą sukišti. Nei vieno elemento nėra, kuris čia būtų vertas dėmesio, nekalbu apie perjungius, iš vis nieko nėra. Čia perjungiai iš Shimano patys pigiausi, rankenėlės sukamos pačios pigiausios, kurios šiaip iš esmės labai sunkiai sukasi. Bala jų nematė, bet visa konstrukcija čia, jisai sunkus kaip tankas. Ir dviračiai brangsta, nuolatos brangsta, taip, brangsta. Tai viskas brangsta. Likęs lipdukas, aš netgi žinau iš kokios tai parduotuvės. Atspėkit, kiek kainavo. Parašyk komentarą dabar, kiek kainavo toks dviratis. Šitas va. Minerva Tough. Pasiruošę? 849 litai. Nežinau, gal čia aliuminis jam pridėjo taškų. 849 litai. Patys pigiausi švaistikliai plieniniai. Čia pusė dviračio tiesiog plienas. Stebulės plieninės. Tai čia tokios stebulės va Maximoje tie dviračiai, kur arba kokiam depo nueini, va tokio lygio. Balnakotis plieninis. Šakė. Čia ne šakė, čia yra kažkoks pasityčiojimas. Nes jinai ne tik tais, kad neveikia, jinai sunki ir barška visa. Zoom. Ratlankiai taip dvigubi, bet tai čia tik tais ir pavadinimas. Jie nežinau iš ko padaryti. Stipinai čia patys pigiausi. Matot, jie tokie pabalę net. Jie neblizgantis, jie pabalę. Čia jie oksidavosi. Su laiku tiesiog oksidavosi. Tai, kad čia poweras prastai veikia, jau minėjau, bet priekyje, pavyzdžiui, net indeksavimo nėra. Tai ką reiškia? Yra 3 žvaigždutės, bet powerų perjungęs, jis tiesiog vaikšto taip ir tu nuolatos turi taikyti. Šitas dviratis kaip ir yra paaugliams skirtas, bet su tom powerom, tai čia aš nežinau, kokių sugebėjimų turi vaikas turėti, kad įkirst kaip čia iš vis ką junginėti. Anksčiau buvo geriau ir dviračiai buvo pigesni, ir žolė žalesnė greičiausiai. Bandau aš jį dar reguliuoti, bet kažkokio remonto tai dažniausiai ir neverta jį daryti. Kodėl su juo buvo mažai važiuota? Yra tokia viena labai gera svari priežastis, nes kai tau dviratis nepatinka iš pat pradžių, tu su juo ir nevažiuoji. Bent jau pas mane taip ir tarp mano klientų lygiai tas pats. Jeigu nusiperka žmogus gerą dviratį, kuris jam patinka, jam gražus, jisai lengvas, jisai gerai rieda, gerai minasi su juo, puikiai funkcionuoja, tai ten poweras gerai jungiasi, stabdo puikiai, jokių problemų nekelia, tai tada žmogus ir važinėja. Nesvarbu, vaikam tai tikriausiai dar svarbesnis tas yra aspektas. Tada, kai nuperkat savo draugėm, žmonom dviračius lygiai taip pat. Turi patikti dviratis, kad su juo važinėtų. Jeigu negražus, ten kažkas tai jam negerai, nenorės nieks su juo važiuoti, tiesiog iš patirties aš dar reguliuosiu, padarysiu, kad jisai bent jau riedėtų. Dėl to, kad jis mažai važiavęs, tai dar yra pakankamai tvarkingas, nenudėvėtas. Ir tokių dviračių remontas, jeigu jau būna nudėvėtas, net nedažniausiai, o praktiškai visada neapsimoka.
nes jisai tiesiog, jeigu būna detalių keitimas kažkoks, aš bent jau stengiuosi normalias detalės sumontuot, tokių pigių net neužsakinėju, kurios yra čia susuktos. Ir klausimas, o kam tai daryti? 850 litų, tai čia 200, kiek eurų gaunasi? 250 eurų šiais laikais, šitais pinigais. Tai jeigu įvertinti pinigo svorį, kaip buvo prieš, čia nežinau, kelintų metų dviratis, tarkim, prieš 10 metų, kai eurą įvedė 15 ar 13. Minimum 10 vadinasi. Visokių dviračių būna, visokių klientų, ne pas visus biudžetas geras, ten taip. Bet prieš 10 metų 205 eurų. Man neatrodo, kad anksčiau žolė buvo žalesnė.